Tai buvo, nemačiau aš jūsų, bet ko gero būtų kažkas sakė, jeigu būtumėm nepritarę, tai pritarėm posėdžiui. Su darbotvarke susipažinę ir reikėtų ištraukti dar vieną klausimą dėl mūsų kasmetinio renginio, kadangi švietimo kultūros sporto skyriaus vedėjos nėra, yra pavaduojanti, tai apsitarsim bendrai. Sausio pradžioje visada būdavo pagerbimas švietimo kultūros sporto darbuotojų, tai reikėtų, jeigu ta linkme ir toliau einam, paprašyti skyrių, kad išsiųstų užklausas į ugdymo kultūrinimosi įstaigas ir gautumėm siūlymus, tada nutartumėm dėl pačio renginio. Tai dar siūlau šitą klausimą irgi įsitraukti prie kitos informacijos. Ar kokių dar siūlymų dėl darbotvarkės būtų? Tylėjimas reiškia pritarimą, galim pritarti bendru sutarimu. Ačiū. Komiteto darbotvarkei pritarta ir pradedam nuo pirmo klausimo dėl 24-26 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo, kad visada, ko gero, svarstysim kartu su sekančiu biudžetu, tik po to balsuosim atskirai. Taip, gerbiama pranešėja, finansų skyriaus vedėja, Danguolė Vilavičiūtė, prašom. Pateiktas sprendimo projektas dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo keičiasi dėl to, kad yra papildomai gauta lėšų, tai yra valstybės perduotom funkcijom atlikti 6900, iš jų yra dalyvauti rengiant įvykdant mobilizaciją, demobilizaciją priimančios šalies paramą 2400, jaunimo teisių apsaugai 6500, sumažintos lėšos yra užtikrinant asmenims pradėjusiam gauti ilgalaikę socialinę globą iki 7 metų sausio 1 dienos 2000, taip pat kita tikslinė dotacija yra papildomai gauta 88 654, pajamos už prekes ir paslaugas, tai čia iš mokyklų pagrindė yra 30 400 yra padidėjusios, tai yra Laukuvos Noberto vėliaus, yra už maitinimą čia 18 000 gauta daugiau, Kvėdarnos Kazimiero jaunių 6 000, Pajūrio Stanislovo Biržiškių gimnazijai 3 000 ir Kvėdarnos darželis Saulutė 3494. Taip pat yra papildomai gautų palūkanus 11 395 ir kitos neišvardintos pajamos 21 995. Ir dabar šiandien gavom aplinkos ministro įsakymą, kur yra skiriamos lėšos savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti. Čia yra 1840. Taip pat reikėtų 9 priedą strateginių veiklos planų, 9 programą, socialinės apsaugos plėtojimo programa, sumažinti 112 400, iš jų pagal priemonės sumažinti, tai yra Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos įgyvendinimo 39 000, vienkartinių ir tikslinių pašalpų skirimas 22 000, kompensacijos už karštą vandenį 3 000, kredito daugiabučiam namui atnaujinti finansavimas 12 600, toliau kompensacijos už šildymą 34 000 ir pagalbos pinigai už globojamą vaiką 1800. Ir tinkamai padidinti toj pačioj programą, tą pačią programą kompensacijos kietam kurui 64 000 ir socialinių pašalpų skirimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams 48 400. Prašyčiau pritarti, nes buvo pritarta dviejose komitetuose. Taip, kolegos, ar būtų klausimų dėl abiejų
sakykime, kaip ir kalbėjau. Taip, Rima, prašom. Dar kartą visiems. Labą dieną ir užkliuvo, kur minėjot, kad yra gauta iš aplinkos berods ministerijos erdvinių duomenų funkcijoms atlikti. Gal galėtume detalizuoti tiksliau, kas tie erdviniai duomenys yra? Čia yra valstybės deleguota funkcija. Buvo 7800, dabar. Gal mažiau susidūrusi esu, bet Nes yra valstybės kaip jie, ar čia sistema kažkokia yra, ar programa? Čia sistemai, čia erdvinių, savivaldybės erdvinių duomenų suvedimas. O čia koks skyrius naudojasi? Žemės ūkio ir... Investicijų. Čia investicijų. Čia yra priarkyta, čia Čia saulės, čia geodesininkai, kur yra internetas, čia funkcija yra. Taip, ar būtų dar klausimų? Gal galiu pasinaudoti progą ir tada dar keletą klausimų iš eilės paklausti, jeigu pirmininkė neprieštarauja. Prašom, neprieštarauja. Taip, tai noriu tada tęsti su tokiu rimtesniu klausimu apie tarptautinį bendradarbiavimą. Nes ir viešoje erdvėje nuskambėjo Šilalės ir Štavenhagen miestų partnerystės 30-mečio sukaktis ne iš visai gerosios pusės, bet aš noriu pasidomėti, kiekgi kainavo šitam tarptautiniui bendradarbiavimui skirta skulptūra prie miesto tvenkinio, tuo pačiu paklausti, ar buvo atlikti viešieji pirkimai ir jeigu ne, kokiais kriterijais remiantis buvo atrinkta būtent ši skulptūra ar šis kūrybinis pasiūlymas. Tai kol kas dėkui. Kam atsakyti, kam čia transliuoti? Kas norėtumėt, vadovai klausė, kad atsakytų? Tai man atrodo, vadovai patys žino, nebent... Dėl pirkimų... Visada suprantu, kad nelabai patogus klausimas, tai ar meras, ar administracijos direktorius, man jokios skirtumas, svarbiausia, kad būtų, Nieką naujo nepasakysiu, laikraštis rašė, 15 000 buvo paviešinta ta suma, skulptūra kainavo, apie pirkimus, nežinau, čia greičiausiai direktorius. Tai atlikti viešieji pirkimai pagal visas procedūras. O galima paklausti, kiek, ar buvo vienas tik pasiūlymas, ar jų daugiau buvo? Vienas. Taip pat noriu paklausti apie tarptautinį bendradarbiavimą, kiek lėšų yra likę toje eilutėje, kur buvo numatyta dar metų pradžioje tvirtinant biudžetą. Nežinom, neskaičiavom, reikėtų pažiūrėti, buhalteriai galėtų pasakyti. Ar galėtume tarybai paruošti? Apie 6 000. Yra likutis. Ar planuojama tas lėšas panaudoti, ar jas perskirsyti kitur? Tai matysim, dar metai nesibaigiu, jeigu bus dar kažkokių tai bendravimų, kas susijęs su tarptautiniu bendradarbiavimu, tai naudosim. Kol kas šiai dienai negaliu atsakyti, ar reikės ar lėšų ar nereikės. Taip, ar būtų dar klausimų? Noriu dar taip pat tęsti, aišku, būtų smagu, jei savivaldybės interneto puslapyje taip pat būtų paskelbta detalesnė informacija ir būtų buvę paskelbta, kuomet buvo rašyta ir kalbėta apie šitos skulptūros atidarymą, tai buvo galima ir paskelbti, kiek kainavo ir matyti, tada būtų buvo mažiau klausimų visiems. Tai čia dėl informacijos pateikimo, nes vis tik lėšos yra savivaldybės ir rajono gyventojai skaito ir norėtų matyti platesnės tos informacijos. O tęsiant kalbą apie biudžetą, matėm visi tikriausiai ir miesto centre po truputėlį dygsta eglutė, puošiamos erdvės, tai taip pat noriu paklausti, kiek yra suplanuota kalėdiniam šventiniam laikotarpiu išleisti lėšų. Dėkui. Tai žiūrėkit, sumu aš dabar irgi neprisiminsiu, klausims miestas seniūnijos biudžete numatytas lėšos, tai miestas seniūnija pirkimus organizuo, glutė gal apie 17 000, ne? O
centras organizuoja renginį, tai suvesim tos skaičius, bet nebus. Ar lygiai taip pat vesit skaičius kaip ir per miesto šventę? Žiūrėkit, mes numatom biudžetą įstaigas organizuoja renginius ir jūs norit, kad mes apie kiekvieną renginį dar jam neįvykus ir neturint galutinių sąskaitų jau pasakytume. Tai... Aš matau, kad formuojasi praktika, tiesiog nekalbėti iš anksto apie lėšas, kurios bus išleidžiamos ir pasvarstyti, ar tikrai tos lėšos yra tikslingos, ar išleidžiama tam, kam reikia ir kiek reikia. Tai manau, ne tik tarybos nariai, bet ir visuomenė turėtų žinoti, kad paskui nekiltų biudžete tikrai tvirtinant numatėt lėšas renginiams, seniūniai numatėt renginiams, numatėt kultūros centro renginiam ir jie įsiplanuoja metinius planus ir tikrai nebus brangiau negu ankstesniais metais, šiemet galbūt netgi pigiau bus pats visi renginiai ir eglutės įžiebimas. Tai aš matau ir girdžiu, kad yra vieni kiti skaičiai vardijami, vadinasi, jie yra žinomi ir aiškus. Tai mano prašymas būtų tarybai ketvirtadieniui pateikti tuos detalesnius skaičius, ar čia kažkokia paslaptis yra. Pateiksim penktadienį. Manau, jūs darbo grupėj planuojate, ir žinot, kiekviena kita įstaiga yra numatyti, kiek turi tų pinigų. Neturim sąskaitų. Žiūrėkit, sąskaitų tai nėra dar išrašyti. Išsakinėkit jau, čia toks, suprantat, toks įsisakinėjimas ir prasideda, tai kam čia žaisti tas slėpinius? Taip, jūs čia... Ilgai žaidėt slėpinius su miesto šventės biudžetu, dabar matau, kad lygiai taip pat su kalėdinio laikotarpio biudžetu, jūs taip pat čia... slėpsit ir tikėt ir galimai ne visą tiesą paskui pasakysit. Tai čia tas pats jūsų klausimas būtų, kaip paklaustumėt, kiek Simono Gaudiešiaus gimnazija skyrė šiemet savo renginiams, pavyzdžiui, buvo sėkmės paukštė renginys, kiek kainavo. Užduoda toj klausimą merui, kurie patys organizavo savo biudžetį turėdami lėšas. Kaip jie nori įsikel, nori iškel, prašo tarybas perkelnot pinigus, bet šitoje vietoje nereikėjo perkelnot. Jie turi savo eilutes, numatyti visų metų renginiam ir tvarkos pagal tas eilutes. Manykim, galimai jūs nežinot, bet ar labai sudėtinga yra per 3 dienas surinkti šitą informaciją ir pasakyti, kiek preliminariai kainuos. Čia kad nesigautų sugriuvęs telefonas, nesigautų sugriuvęs telefonas, kai bus sąskaitas, bus tikslios sumas ir bus paviešinta. O draug, neįvyks kažkas, ten saldainių neišdalins savo vaikams, ar Dežavu, žinokit, dežavu, merė, dėja, bet taip. Taip, ar dar bus klausimų? Ateikit, eglutės įžiebimą, džiaukit, svarbiausia. Taip, Rima, viskas? Supratau, taip, 11 programai numatyta 90 75 eurai elektriniai iki 950 kW projektas. Kas čia? Buvo vėl kažką mokėti reikia. Buvo pateiktas raštas. Nebūna naujam sprendime išprėt sprendimą sumos. Būna minus plus, kurias dabar sprendime arba įdedam, arba išima. Reikėjo ar reikia dabar? Reikėjo, iš praeitų metų yra skola buvo. Tai dabar dar? Taip, 90. Labai yra įdėtas skirti, dabar 90 75 eurai. Apmokėti už elektrinį. Būtų įdomu apie tą elektrinę šiek tiek plačiau, kiek jau dabar išleista, kokia ta situacija ir kaip tas dabar 950 kW paskirstyta, kokiom įstaigom, o kiek, ką jinai generuoja, nes 100 000 dabar bus ne. Žiūrėkit, taip pat skaičius, taip reikėtų surinkti buhalterijoje, kiek buvo Europos Sąjungos pinigų, kiek bendrai kainavo ir kiek savivaldybės biudžeto tą reikėtų pateikti. Išskirstyms irgi įstaigom, galėsim persiųsti. Nes būtų įdomu, už ką dabar ta skola? Jūs sakė, kad viskas veikia, visa kita, dabar 90 000 vėl.
pažiūrės dabar. Gerai, jeigu lauksim. sumokėt. Nes buvo jau rašus administracijai, buvo pateikusi už tai. Taip, ar būtų dar kolegos klausimų? Taip, Akvilė jau pas mus prisijungusi nuo pat pradžios šito klausimo svarstymo. Labą dieną. Tik nepasveikinau anksčiau. Taip, tai klausimų nebėra. Pasiūlymų? Pasakyti norėtų? Tai galim pritarti bendrų sutarimų sprendimo projektui? Ačiū. Pritarta. Tai antras darbuotojų klausimas. Galim pritarti irgi bendrų sutarimų antram darbuotojų klausimui? Ačiū. Pritarta. Trečias darbuotojų klausimas dėl nepanaudotų Šilalės savivaldybės biudžeto lėšų piniginės socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai taip pat Danguolė Vilavičiūtė, prašom. Pateiktas sprendimo projektas dėl nepanaudotų Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimų kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo. Preambulėje reikėtų 2.2 pakmutyje vietoj 2018 m. sausio 21 įrašyti 25. Vietoj 1,5 skaičių. Dėl to yra keičiamas, nes keitėsi piniginės socialinės paramos nepasiturintiem gyventojų įstatymo nuostatus, kad vietoj Ne preambulė, čia yra. Sakė, preambulė. Antram punktui. Antram, 2.2. 2, jo. vietoj 1,5. Yra vietoj pakeistas pavadinimas, vietoj socialiniai paramai lėšų skirimo kitoms savarankiškų savivaldybių funkcijom finansuoti, dabar yra pakeista į piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti panaudoti kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti. Nes vietoj savarankiškų dabar yra socialiniai paramai finansuoti. Ir kur galima panaudoti, tai yra numatytos 11 punktų. Čia yra, turbūt skaityti nereikia ir prašyčiau pritarti. Tai kolegos, ar turėtumėt klausimų? Taip, prašom. Gal turit informacijos, kokia situacija bus šiais metais? Ar turėsim tokių nepanaudotų lėšų, kurias būtų galima perskirstyti? Vis vien metai jau į pabaigą gal. Ne, nebus, nes yra apie 2,4 vien pašalpų, reikia socialiniam pašalpom, milijoną kietam kurui, apie 700-800. Ir paskui kreditų, palūkanom. Taip, tai supratom, kad nebus kokia. Pernai metai reikėjo tik tai paskirstyti nepanaudotam 86 000. O šiemet tai mažiau dar bus. Nes yra mūsų iš tų savarankiškų funkcijų, iš gyventojų pajamų mokesčių yra įskiriama 2,514 000. Mūsų toks limitas yra. Taip, ar bus dar klausimų? Pasiūlymų? Pasisakymų? Ar galim pritarti bendru sutarimu prie preambulėje pakeičiant vedėjus minėtą Preambulė, ne preambulė. dėstomoji daly, nors sakė preambulė. Ir aš taip pasakiau, 2.2 punkte pakeičiant tą, ką vedėjas sakė. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū. Pritarta. Ketvirtas darbuotojas klausimas dėl Šilalės rajono savivaldybės administracinės nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Artūras Mikalauskas. Prašom. Labą dieną visiems. Pristatau sprendimo projektą dėl administracijos nuostatų patvirtinimo. Tai jeigu trumpai tikslinam administracijos
administracijos savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savivaldybės tarybos ir mero kompetencijas. Iš tikrųjų, aš dar tuo pačiu šitam jums pateiktam projekte aprašo, jis dar buvo patikslintas, tai aš, kadangi tam pirmam projekte nebuvo išskirta mero ir tarybos kompetencijos, tai aš dabar teikiu jums jau su išskirtom šitom kompetencijom. Mes pasistengsime šiandien po komiteto pridėti šitos nuostatus, kad jūs visi matytumėte tarybos posėdžių. Iš tikrųjų, ten yra iš esmės septintas punktas tikslinamas. Kaip sakiau, išskiriant šitas kompetencijas. Ir taip, pakeista tvarka yra dėl administracijos direktoriaus atleidus iš pareigų dėl reikalų perdavimo. Ir taip prabėgti dar patikslinta yra pati struktūra. Iš tikrųjų, anksčiau į neįeinančius padalinius, neįeinančius į skyrius būdavo tik valstybės tarnautojai, dabar yra praplėsta, kad tokių gali būti ir darbo sutartininkų. Tas pats dėl pasikeitimai, kaip sakiau, tarybos ir direktoriaus kompetencijos, dėl nuostatų tvirtinimo, tai yra dėl pareigybių tvirtinimo, sakykime, struktūros tvirtinimo. Tai va tokie tik tais, pasakyčiau, ne tiek daug. Prašau pritarti jūs su tais pakeitimais mano pristatytais. Ne tiek daug, prašau. Taip, ar būtų klausimų? Taip, Rima, prašau. Jau jūs minėjot, kad bus pakeitimų ir papildymo prie šito sprendimo projekto, bet jeigu mes nesam vėl pilnai susipažinę, tai kaip čia dabar su tuo tvirtinimu? Gerai, aš, kad išvengt šito, aš galiu tą 7, 8 punktus perskaityti jums tada iš šito, kas keičiasi. Tai būtų 7 punktas. Administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtiniai ir paprastai savivaldybės tarybos kompetencijai. Jeigu paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui. Čia yra grynai iš biudžetinių įstaigų įstatymo eilutė išrašyta, nieko net nekeičiant. Taip. Aš labai atsiprašau, čia yra naujas punktas įdėtas. Čia 7 keičiamas. Jūs tą, kur turit, buvo 7 taip skambėjo. Administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendinti institucija, savivaldybės taryba, ir buvo parašyta jos kompetencijos. Jeigu turite šitą aprašą, ne? Kažkokiais atsiverti. Tai dabar jis keičiamas į tą, kaip aš perskaičiau. Toliau. 7 punktas su visais papunkčiais čia yra, sakykime, naikinamas ir atsiranda 8 punktas. Papunkčiai naikinami. 7 punktas lieka taip, kaip perskaičiau, papunkčiai yra. 8 punktas - administracijos savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija. Ir čia yra išskirta. 8.1 savivaldybės taryba. Savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia administracijos nuostatus darbo užmokesčio fondą. Priima sprendimą dėl administracijos buveinės pakeitimo. Priima sprendimą dėl administracijos pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo. Priima sprendimą dėl seniūnijų steigimo, patikslinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskirimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo. Sprendžia kitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kitose teisės aktuose bei šiose nuostatose savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją priskirtus klausimus. Toliau eina 8.2 meras su 5 papunkčiais. Priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų administracijos direktorių, įgyvendina kitas funkcijas susijusias su administracijos direktoriaus darbo santykiais, valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nustato administracijos direktoriaus darbo užmokestį, tvirtina administracijos direktoriaus pareigybės aprašymą, išleidžia administracijos direktorių komandiruotę, suteikia atostogas, skatina administracijos direktorių
ir skiria drausminės nuobaudos įstatymų nustatyta tvarka. Tai tie atsiradę nauji pakeitimai, kurie, sakykime, nebuvo tam apraše prie projekto pridėti. Taip, Čia yra grinai, nieko nėra dadėta, tai yra iš įstatymo nurašyta. Iš tikrųjų, taip gavosi, kada kalbėjom dėl nuostatų keitimo, tiesiog įsivėlė klaida, kad šitie punktai nebuvo pakeisti, nors įstatymo nuostatos su tais pakeitimais jau yra nuo sausio 1 galiojančios iš tikrųjų. taip, ar būtų dar klausimų? Ateity neturėtume panašių situacijų, kada reikia greituoju būdu susižiūrėti. Aš manau, kad jūs šitą informaciją turėtų šiek tiek anksčiau negu pusvalandis ar valanda prieš šitą komiteto posėdį. Tai tiesiog būtų didelis prašymas, kad ateityje tiesiog atsiųstumėt, kada jau turi tą informaciją, kad būtų galima maksimaliai greitai susipažinti ir pasigilinti. Tai dėkui. Ačiū Jums už pastebėjimus. Tai būtų dar klausimų? Turėčiau tokį iš 2 dalių. Vienas iš jų pas mūsų dabar siūlomuose administracinės nuostatos 22 punktas 2 daly, kai administracijos direktorius dėl atostogų, laikino darbingumo ir kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų. Administracijos direktoriaus funkcijos savivaldybės mero potvarkio pavedimas atlikti kitam administracijos valstybės tarnautojui. Ar neturėtų būti parašyta, kad ar prie šito punkto, ar iš viso atskiras punktas, kai administracijos direktorius atostogų ar veiklos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, jo pareigas eina mero ar mero pavaduojančio vicemero ar mero pareigas laikinai einančio tarybos nario paskirtas administracijos valstybės tarnautojas. Kurį punktą dar žiūrit? 22 žiūriu antrą dalį. 22 antrą sakinį. Kai administracijos direktorius dėl atostogų, laikino darbingumo. Laikinai negalės administracijos direktorius funkcijose mero potvarkio pavedimas atlikti kitam administracijos valstybės. Nes jeigu meras, pavyzdžiui, atostogauja, išvyks ir visą kitą, eina vicemeras, šito atveju paskirti administracijos direktorius negali, jeigu direktorius susirgs. Visais atvejais eina vicemeras. Paskirti nieks negalės administracijos direktoriaus, jeigu nebus Ne. Paskirti administracijos valstybės tarnautoją atlikti administracijos direktoriaus pareigas. Čia mero kompetencija yra. Bet o vicemeras ar gali laikinai paskirti? Jeigu susirga, gali. Ir administracijos, ir vicemeras, ir tarybos paskirtas šitai mero pareigas laikinai einantis tarybos narys irgi gali tą padaryti. Tas tai supranta, jeigu nėra mero, tai privalo. Bet ar vicemeras gali paskirti ir laikinai? Tarkim, meras atostogauna ir aš užsimanau atostogų. Ne, pavyzdžiui, susirgant. Ir reikia paskirti merą. Ar meras išvykęs į užsienį, komandiruotėj, vicemeras eina pareigas, kaip pavyzdys. Aš žiūrėjau, kitų savivaldybių yra būtent vadai parašyta. Administracijos direktoriaus atostogų ir ligos metu, kai taip pat jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, pareigas eina merą, ar merą pavaduojančio vicemerą, ar mero pareigas laikinai tarybos nario paskirtas. Mero pareigas eina paskirtas administracijos valstybės tarnautojas. Gali ir tas, ir tas, ir tas. Bet atleisti ir priimti. Ne, tai Jo, čia ten yra yra atskira įstatymė straipsnis, o čia yra būtent šitoj vietoj, jeigu mero nėra, jis susirga vicemeras ar kažkas atsitinka, kad... Gerai, čia nieko turi, čia galim tą... Tik nežinau, ar tai turėtų būti prie 22, nes tai yra pratęsimas 22, ar tai turėtų būti atskiras punktas, reikėtų pažiūrėti, ir administracijos direktorius yra dar įstatymė rašyta teikia merui tvirtinti gyvenamųjų vietovių ir jų dalių suskirstimą sugrupavimą į seniūnaitijas. Pas mūsų to irgi nėra prie administracijos direktoriaus. Aš duodu. Ir jūs tada būtų gerai, kad pasižiūrėtumėt palei teisės aktus, bet galbūt reikėtų šitos dalykus pakoreguoti. Galbūt ir nebesirašė čia tas, aš nieko Jo, tai laikas tebėra, dar rašyti jau kažko trūko. Taip, kolegos, ar būtų dar klausimų? Pasiūlymų? Pasisakymų? Ar galim pritart su minėtų pranešėjo pakoregavimu ir tada pasižiūrėsi dėl šitų mano pasiūlymų?
Bendru sutarimu? Ačiū. Pritarta. 5. Darbotvarkės klausimas dėl 2008 metų 23 sprendimo pripažinimo netekusių galios. Pranešėja Jovita Voverienė. Prašau. Labą dieną visiems. Pristatome sprendimo projektą dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 metų gruodžio 23 dienos sprendimo numeris 1459 dėl Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų valgyklų mokamų maitinimo patiekalų kainos pripažinimo netekusių galios ir siūloma šį sprendimą kad įsigaliotų nuo sausio 1 dienos, kadangi yra parengtas sprendimo projektas dėl maitinimo organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo, kuris reglamentuos mokinių maitinimo organizavimą. Tai siūlytume sprendimo projektui pritarti. Taip, ar būtų klausimų pranešėjai? Nesekančių klausimų svarstysim naują aprašą. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū. Pritarta 6. dėl maitinimo organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai taip pat Jovita Voverienė. Prašau. Sprendimo projektas pateiktas dėl maitinimo organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo. Aprašas tvirtinamas, kadangi siūloma pakeisti galiojančius teisės aktus, kadangi projektas sumažins administracinę naštą mokykloms ir projektas yra suderintas su mokyklų direktoriais. Tai siūlytume sprendimo projektui pritarti. Kaip jau viską pasakėt? Jau viską pasakiau. Taip. Ar būtų klausimų? Rima, prašom. Gal iš ankstesnės čia praktikos yra nusistovėję dėl taikomų procento nuo patiekalo savikainos, kad skirtingose švietimo įstaigose yra skirtingas tas procentas. Kaip čia taip yra atsitikę? Įstaigas pačios. Tai įstaigos pačios taiko, dabar reikėtų aprašo vėl kažkurį tai punktą susirasti, kuriame yra kalbama apie tai, kad... Aš tiesiog turiu aiškinamąjį raštą, kuriame yra įdėta lentelė. Taip. Su kiekviena švietimo įstaiga ir nurodytų procentų nuo patiekalo savikainos. Taip, o mokyklos šitą patiekalų kainą sudaro ten faktinė lėšų suma maisto produktų įsigijimui ir patiekalų gamybos dalinės išlaidos. Tai jie pagal tai nusistatė tos procentus. O ar nebūtų tikslinga, arba bent jau sugrįžti prie to klausimo, gal ir šiek tiek vėliau, kad nustatyti daugiau mažiau vienodus tos procentus, nesgi ir produktų kainos galiu pasakyti, analogiškos. tai šito tarybos sprendimu, kai patvirtinsim tvarką ir bus visose įstaigose 30% produktų ankainis. Dabar čia galiojantis yra pagal seną tvarką, kai galėjo nusistatyti pačias įstaigas. Nuo naujų metų visi turės nustatyti 30% ir nedaugiau, ir nemažiau. Įstaigom yra derinta. Tai buvo pagal tą tvarką, kurią dabar prieš tai svarstėme ir ruošiamės naikinti, o dabar 24 punkte naujo aprašą yra viskas rašyta ir 30% faktinės lėšų sumos maisto produktą. Bus visur. Šiek tiek tvarkos aiškinamasis raštas gal šiek tiek tada suklaidino būtent prie šito sprendimo projekto, bet dabar ką girdžiu, viskas tvarkoj.
Bet čia Visom vienoda bus, visiems vienodas procentas visom švietimo įstaigom nustatytas. Aiškinamam yra 24 metais taikomas procentas nuo patiekalų savikainos. Ir 23 metais spec lėšos surinktos. Aiškinamam raštai, kas buvo. Ir tik tiek, kad jo, galimai, kad būtų buvę parašyta, kad dabar bus visur 30%, kas yra prašė, būtų aiškiau. Taip, ar būtų dar klausimų? Pritruko, bet viskas aišku. Dėkui, kad paaiškinot. Ir dar tada toks klausimas, tai mokyklų vadovams nebereikės atskirius tvarkos aprašus leisti, galios būtent šitas mūsų priimtas šito sprendimo projektu mes patvirtinsim vieną tvarkos aprašą, kuris galios visoms švietimo įstaigoms. Ar aš teisingai suprantu? tai mokyklom vis tiek reikės direktoriaus įsakymą dėl kainos nustatymo. O ar jiem ten dar kažkokių aprašų dėl maisto gamybos ar ko ten reikia, tai ten jau pačios mokyklos vertina. Ar girdėjot, kad mes neįsijungė mikrofoną? Rima. Prašau. Meras atsakė, neįsijungęs mikrofoną, ar girdėjot? Ne, negirdėjau. Tai žiūrėkit, vis tiek po šito tarybos sprendimo direktoriai turės įsakymų tvirtinti tas kainas su antkainiais, vis tiek ten yra atskirai tvirtinimas kainas, o aprašų nežinau, maitinimo organizavimui gal jiem ir reikės vietoj. Nu, patikslinsim tarybai, dabar čia... Ne, mes nustatom tik tvarką. Nu, tvarka čia yra, tik O jau jie mokykla kiekvien... savo vidinės tvarkas jie turi teisės nusistatyti savas, neišeinant iš įstatymų ir šitos tvarkos aprašo ribų. Nes aš matau pagal aiškinamąją raštą, kad bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai buvo įpareigoti tvirtinti mokamų patiekalų kainų skaičiavimo tvarką ir kainos ir mokyklos atitinkamai nusistatė skirtingas kainų skaičiavimo, tai yra mokamų patiekalų tvarkas. Tai ir mano klausimas, ar tikrai direktoriam bereikės tvirtinti atskiras tvarkas, ar jiems reikės jas naikinti, nes kaip ir pažymėta aiškinamajam rašte, turėtų sumažėti mokykloms administracinė našta. Žiūrėkit, arba tvarka, arba direktorius kainos turės tvirtinti. Gal paprasčiau yra direktoriui pasitvirtinti tvarką ir valgyklos vedėja tiesiog prie kainas visada pripliusuos 30 eurų. Arba direktorius turi... Procentų, ne. Nu, jau, 30%. Ja. Arba visada reikės direktoriui patvirtinti, arba pavaduotojui reikės įsakymų tvirtinti kainą. Yra bendrose nuostatose 5 punktas, kad mokyklos vadovas atsako už mokinių ir vaikų ugdymo maitinimo programas, maitinimo organizavimą ir šio aprašo nuostatų įgyvendinimą. Tai reiškia, kaip vidinė tokia tvarka vis tiek jisai turi pasitvirtinti. Tai 25 punktas sako, mokyklos vykdančios iki mokyklinio ar prieš mokyklinio programą direktorius yra atsakingas už patiekalų kainų statymą pagal šios aprašo 24 punktą. Jo. Tai 24 įpareigoja 30%, 25 užtikrinti, kad tai yra, nes ne visos įstaigos perka vienodom kainom po viešųjų pirkimo produktus. Dėl to ir kiekviena turės atskirai pasižiūrėti, kad tai būtų 30% nuo įsigijimo kainų. Bet aš manau, kad ir netvirtins kainas, nes, pavyzdžiui, vieną mėnesį gal bulvės atveš tokią kainą, kitą kitokią, tvirtins aprašą, pagal tą aprašą vedėjas suskaičiuos ir viskas. Nu, čia didelė tvarka. Kaimyną. Taip, ar būtų dar klausimų? Galit man atsakykit tada, kaip šis aprašas sumažins administracinę naštą mokykloms, jeigu toks punktas yra įrašytas aiškinamajame rašte. Nu, nereikės gal tai atskirai tus procentus išsiskaičiuoti. Nebereikės galvoti, kiek užsidėti, visiems bus vienodai, 30% nuo pirkimo kainos, o gal kažką turėjo dar administracijos darbuotojai dėl administracijos naštos, tai gal pasakys. Galbūt mokykloje skirtingiem produktams skirtinga kaina būdavo, ankainis, dabar turės būti 30 ir atskirai skaičiuodavo. Gal ir taip? Kiekvieno atskirai nereikia skaičiuoti. Jeigu dar galima, turiu vieną klausimą, taip pat pažymėta yra aiškinamajame rašte, kad projektas buvo derintas su mokyklų direktoriais. Ar turėjot kažkokią atskirą pasitarimą ir ar tikrai visi vadovai būtent sutiko su tokia procentinė išraiška 30%? Ar buvo kažkokių kitokių pasiūlymų? Jeigu galėtume tada pakomentuoti.
Tada Aš tarybai. pakomentuosiu. Su vedėja kalbėjau, gaila, kad šiandien vedėjas nėra, kad tikrai mane užgarantavo, kad su visais direktoriais yra suderinta ir bendrų sutarimų jie pritarė būtent tai procentiniai išraiškai. Galbūt įsiuntinėjai ir prašė atsakyti. Buvo susirinkę. Kokiu formatu tikrai negaliu patikrinti, bet tikrai patikrinau, kad patikslinsiu, buvo pasakysiu. derinta su direktoriais. Nu. Kodėl aš taip pat šito klausiu, nes vienom mokyklom šitas procentas gerokai mažėja, o kitoms didėja. Vienai mokyklai. Dvi turi 25 ir viena 27 procentus, o kitos 30 ir 40. Tris. Prisijungė direktorius. Yra Stasys Baukas. Taip, Stasiai, norit kažką Nes Kaltinėnų ir Pajūrių mažesnės buvo. 25 ir 27. Taip, Stasiai, klausom. Taip, apie derinimą. Pirmiausia, mes buvom gavę projektą raštu, siuntėm atsakymus ir, manau, praeitą savaitę turėjom nuotolinį susitikimą per Zoom ir apšnekėjom apie procentus. Jie buvo skirtingi, dauguma už tai, kad būtų 30, kaip buvo iki šiol. Gal visai nuomonės nesutapo, bet buvo nuspręsta, kad palikti tą patį 30 procentų. Derinimai buvo ir raštu, ir nuotolinis pasitarimas. Ačiū už informaciją. Tai Laukubai, matau, yra tas pats, o pavyzdžiui, Pajūris ir Kaltinėnai, tai jam kils per 5 ir per 3 procentus, tai vis tiek ir ta Bet jeigu produktus nupirks pigiau ir vėl ta kaina bus dar mažesnė. Čia tik antkainio dydis. Žiūrėkit, antkainio dydis, jeigu kotlets kainuoja 2 eurus, tai realiai, na, ta prasme, jeigu patikaus 2 eurus valgykloje kainuoja, tai iš tų 2 eurų 60 centų arba 54, kaip Pajūri, yra tas antkainis. Tai čia mes kalbam apie 6 centų skirtumą, jeigu nuo 2 eurų. Taip, mokyklos vykdančios iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programą. Kalbama apie 30 procentų antkainį. O aš supratau, iki mokyklinio prieš mokyklinio, o vidurinio ugdymo. Vykdo programas, reiškia, bet maitins visiems 30 procentų. Nes galvoju, 24. Punktas. Jis tvarkoja. Ar tai 30 procentų galioja tik tai iki mokyklinio prieš mokyklinukam? Neturėtų visiems galioti. Nu, ar turim įstaigų, kurios turim, Gaudiešiaus gimnaziją prieš mokyklinio ir iki mokyklinio nevykdo. O kaip jie? Tai šitą vietą pasiaiškinkit, nes gal Stasy nebuvo iškėlę tas klausimas. Žiūrėkit, Raimondai, jeigu galima, tai Taip. jūs, matau, pagal pirmą punktą vadovaujatės. Aš 24 žiūriu, mokyklos vykdančios iki mokyklinio ir ar prieš mokyklinio ugdymo programą darbuotojo, tai 25. 24, jo. Ir programą darbuotojams patiekalų kaina sudaro faktinė. Čia reikėtų gal šitą punktą pasižiūrėti, bet aš žiūriu pirmąjį punktą, kuriame yra apibriešta, kad po šią savoką Tas pats įeina yra ir bendrojo darbuotojams ir- ugdymo mokyklos. Nu, viskas tvarkoj. Gaudiešiaus gimnazija nevykdo nei iki mokyklinio, nei prieš mokyklinio. Ar jiems galioja šitas aprašas ar ne? Ar jiems bus atskirai? Ne, ar čia jūs manęs klausite? Nu, bendrai diskutuojam. Tai ta prasme, nu, tai yra juk kitas skyrius iki mokykliniam ir... Gaudiešiui nėra iki mokyklinio ir prieš mokyklinio iš viso. Ten yra gimnazija, tik gimnazijos Nu, tai klasės. jis tos skyrius ir nežiūri, nu, tai yra antras skyrius, kuris yra bendrojo ugdymo Bet mokyklos. žiūrėkit, antras skyrius ir bendro ugdymo mokyklose, bet o kur yra apie antkainį? O kur yra, koks antkainis tada, kur yra, nėra prieš mokyklinio ir iki mokyklinio? Turėtų tam skyriui atsirasti 30 procentų. O tada yra trečias skyrius. 17.
Arba turėjo būti bendras nuostatas tiek visiems, arba... Jo, kaip va ta vieta, ar nėra... Žiūrėkit, yra 17-30% faktiškai maisto. Jo, yra mokyklos patiekalų kaina lėšoms sudaro faktinį 17 punktų yra bendra mokyklų, 30%. Čia bendro Yra, po trečiam skyriuje Nu, tai va, kalba eina dėl apie to. ikimokyklinį prieš mokyklinį. Viskas gerai. Čia yra gerai. Aš tam atrodo skaičiuoju. Nes čia parašom, kad mokyklo patiekalų kaina sudaro, paskui dar jeigu jie vykdo vis tiek, kad 30. Čia žiūrėkit, maitinimas bendrojo ugdymo mokyklos yra, po to eina jau prieš mokyklinuko ir iki mokyklinio. Trečiam Du skirtingi skyriai. Viskas aišku. Ar būtų dar klausimų? Pasiūlymų? Aš dar turėsiu patikslinti. Turėkit. Patikslinkit. Ir šitą sprendimą ir prieš tai buvusi. Prieš tai turbūt jau mes nepatikslinsim. Nu tai dabar vat... Ar tarybai? Kas ten yra? Dėl ko? Tai dabar, nu tada šitą sprendimą 4 dalimi turi būti preambuliai. 15 straipsnio 4 dalimi ne punktų. Tai tik žodis. Tik žodis. Tai ir taryboje patvirtinti, čia nesminė. 15 straipsnio 4 dalimi. Ne Taip. punktų. Taip, ar viskas? Aišku, viskas. Daugiau pasiūlymų patikslinimų nebus. Ar galim pritart su būtent vietoj punktų dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, bendru sutarimu? Ačiū. Pritarta. 7 darbuotojų klausimas dėl Tauragės regionų atliekų tvarkymo centro pateiktos informacijos. Pranešėjai. Prašom, kas į tribūną, kas prie stalo. Prašom, laukiam. Labą dieną dar kartelį visiems. Šiandien jau 4 kartą tą patį kartuosiu. Man rods ne paskutinį. Ir dar 5 ir 6. Tai norėtume šiandien pristatyti Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro veiklos paslaugų kainodaros pokyčius 25 metams. Tai kaip žinia, yra pasikeitusi įstatyminė bazė, kuri įpareigoja vertą reguliuoti dalį įmonės sąnaudų bei veiklos. Verto įstatymų nustatyta reguliuoti tokias sąnaudas kaip sąvartyno eksploatavimo sąnaudas, deginimo, taršos, dalį gas aikštelės atliekų sutvarkymo sąnaudų, dalį bendrų administracinių sąnaudų. Kitaip sakant, visas sąnaudas vertas reguliuoja, kas susiję tiesiogiai su atliekų sutvarkymu. Tai Liepos 18 dieną vertas pirmą kartą nustatė regioninės kainas pagal atskiras atliekų rūšis. Na, tai būtų mišrių komunalinių nustatyta yra 74,42 eurai už toną, biologinių 33,36 eurai už toną, žaliųjų 41,79, didžiųjų atliekų, tai tokių atliekų, komunalinių atliekų atvežtų į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, tai būtų 126,64 eurai už toną. Iš viso vertas reguliuojamai veiklai yra priskirta 1 708 000 eurų, tai kitaip sakant 48% nuo visų sąnaudų. Kita dalis tai jau būtų nereguliuojamos veiklos paslaugų kainos, na tai čia jau šias sąnaudas gali reguliuoti savivaldybės, tai būtų tokios sąnaudos kaip atliekų surinkimas, vežimas, dalis gaso eksploatavimo sąnaudų, taip pat atliekų nepriskiriamų komunaliniams atliekoms tvarkymo sąnaudos, tai būtų tokios kaip statybinės atliekos atvežtas į gaso aikšteles, vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos, dalis RATS administracinių sąnaudų ir taip toliau.
Na tai ir įmonė paskaičiavo atskiras dar 4 kainas, kurias iš tikrųjų siūsime ir prašysime visų Tauragės regiono savivaldybių patvirtinti. Tai būtų mūsų paskaičiuotos kainos tokios, tai komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje sudarančių atliekų tvarkymo kaina, tai būtų 129,26 eurai. Gas eksploatavimas 8,88 eurai, komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas 63,58 ir vietinės rinkliavos administravimas 16,28. Iš viso nereguliuojamai veiklai priskirta 2,048,000 eurų, tai būtų 52% nuo visų bendrų sąnaudų. Svarbu pabrėžti ir tai, kad šių pačių metų Liepos 18 dieną ir taip pat pasikeitė atliekų tvarkymo įstatymas, buvo naujai priimta redakcija, kur dalį kitais metais įstatymas įpareigoja dalį šiuo metu nereguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų perkelti į reguliuojamą veiklą, tai visos sąnaudos, kas susijęs su gas eksploatavimu bei komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buities darančių atliekų tvarkymo kaina, tai bus perkelta į verto reguliuojamą dalį. Dabartinė tvarka, kuri yra paskaičiuojama 1 tonos tvarkymo kaina, jos kaip ir nebelieka. Tai kitais metais turėtume jau sąskaitas išrašyti už atliekų tvarkymą pagal šitas 8 naujas kainas, kurias ką tik parodžiau. 25 metais prognozuojamos tracų sąnaudos yra 170 000 didesnės arba 4,2% didesnės nei pagal dabartinėme modelyje numatytas sąnaudas. Tai didžiausias iš tikrųjų sąnaudų pokytis tai yra atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos, bendrai jos yra padidėjusios apie 270 000. Visos kitos sąnaudos, kitos yra ir sumažėjusios, kas susijęs su atliekų tvarkymu, tai bendrai rezultate galutinėme gaunasi tai 170 000 padidėjimas. Jeigu žiūrėtume pagal dalis atskiras, kiek kokios sąnaudos, kokią procentą užima nuo visų bendrų sąnaudų, tai matome, kad didžiausia dalis 48% kol kas yra verto reguliuojama dalis, atliekų surinkimas ir vežimas 34% sudaro. O kitos paskui gas eksploatavimas ar nekomunalinių atliekų tvarkymas ar vietinė rinkliavos administravimo sąnaudos tai būtų 9, 3, 6%. Kitais metais įmonė planuoja sutvarkyti 27 000 atliekų, iš kurių 25 000 bus įskaičiuojami į rinkliavą. 2353 tonus, tai yra visos kitos atliekos, kurios nebus įskaičiuojamos į rinkliavą, tai yra tokios atliekos, kur yra atvežamos už mokestį į sąvartyną, gas ar žaką aikšteles. Tai jeigu žiūrint bendrai, tai planuojame kitais metais sutvarkyti 18 861 toną mišrių komunalinių, maisto biologinių 3618, gyventojų atvežtų komunalinių atliekų į gas aikšteles 876, ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai jeigu žiūrint pagal savivaldybės, tai didžiausia dalis, aišku, atitenka Tauragės rajono savivaldybei, ir paskui pagal savivaldybės dydį mažėja. Jeigu žiūrėtume, kokia dalis yra priskirta sąnaudų Šilalės rajono savivaldybei, tai matome, kad dabar yra 61 000 eurų daugiau negu planuojama surinkti rinkliavos šiais metais. Tad, kad būtų tas skirtumas padengtas, tai paskaičiavome naujus vietinės rinkliavos dydžius. Tai gaunasi dabar čia taip, jeigu bendrai paėmusi 100 kvadratinių metrų individualus namas, metinė įmoka, jeigu Šilalėje gyvena 3 gyventojai individualiame name, tai toks yra vidurkis Šilalės rajono savivaldybėje, tai bendrai padidėtų 6,42 už metus arba 54 centai už mėnesį. Tai būtų iki 83,12 eurų. 50 kvadratinių metrų butas, metinė įmoka, tai didėtų Šilalėje, žiūrint, jeigu yra 2 gyventojai, nes dabar yra toks vidurkis,
tai didėtų 5,64 € arba 47 centais per mėnesį iki 68,14. Kaip matot, Šilalės savivaldybė kai kur moka mažiausiai, kai kur panašiai kaip ir su kitos savivaldybės. Dabar čia dar pateikėme, kaip keistųsi kitos paskirties objektai, tai pateikėme administracinės prekybos paslaugų ir kitų kategorijų objektus, tai didėjimas būtų nuo 6, 7, 4, 2 eurų per metus. Taip pat yra pasikeitusios vyriausybės nutarimu priimtos atliekų apmokestinimo taisyklės. Dabar yra taisyklėse pakeisti parametrai, kaip gali būti apmokestinti, pataisyti kai kurie parametrai, kaip gali būti apmokestinami tam tikros kategorijos objektai. Tai sandėliavimo ir žemės ūkio paskirties objektai nebegali būti apmokestinami nuo ploto. Tai mes siūlome tiesiog diferencijuoti pagal plotą ir nustatyti įkainį išskirstant. Tai čia yra surašyti maždaug įkainiai, kokie būtų, kad sandėliavimo paskirties objektai pats iki 100 kvadratų mokėtų 23 eurus, žemės ūkio paskirties 9,52 €. Na ir atitinkamai augtų. Jeigu nekilnojamo turto objektas naudojasi individualiais konteineriais, tai jeigu nurūšiuoja ir neišveža numatytą bazinį išvežimo skaičių, tai ta metinė įmoka atitinkamai gali mažėti. Tai tiek. Prašau klausimų. Dabar žiūrint į tą lentelę 100 kvadratinių metrų nekilnojamo turto objektams, taip suprantu, kad religinės paskirties objektai šiukšlina daugiau negu mokslo ir kultūros. Nes jų kaina dabar didžiausia iš čia parodytų, nežiūrint į gamybas. Paslaugų pramonės ir administracijos. Tokie įkainiai paskaičiuoti yra, bet... Kas čia taip paskaičiavo įdomi? Į bažnyčią einant nieks šiukšlių nesineš. Šiaip dar gal iš karto... Čia yra nustatyta, aš įdėjau... Parodykit klebonams, kad jūs žadat daugiau negu mokykloje ar kultūros namuose apmokestinti didesnį kainą. Klebonai tikrai nieko nesakys, nes yra nustatyta lengvata ir moka savivaldybė. Žiūrėkit, nustatyti kainą, bet vis tiek yra lengvata. Tai pažiūrėkim, žemės mokestis, nuo žemės mokesčių yra atleistos religinės bendruomenės ir niekas jų neskaičiuoja. O dabar jūs čia traukite lenteles visą kitą ir atrodo, kad jie mokės žymiai daugiau negu už švietimo kultūros įstaigas. Bet man taip atrodo. Kadangi kolegos matau tik lenteles, jeigu kažkas norit klausti, tiesiog spauskit ir sakykit. Aš galiu atjungti, kad man matytų. Tuomet aš iš balsų tikriausiai supratot, kad čia Rima kalba. Tai po visų šitų lentelių ir informacijų iš esmės slepiasi vienintelė žinia gyventojams, kad nuo kitų metų didės vietinė rinkliava už šiukšles. Tai mano klausimas yra, kada planuojama, kada tarybos, Tauragės regiono tarybos, tuo tarpu ir Šilalės taryba turės priimti šitą sprendimą ir kas atsitiks, jeigu tarybos nariai nuspręs, kad nepritarė tokiam didinimui, ar tai reiškia, kad kainų padidėjimas įsigalios automatiškai. Dėkui. Direktorė, jūs turite pasirašęs pagal datas, ką matau, tai pagal datas, ką šiuo metu turiu informaciją, tai tikėtina, kad Šilalėje 16 dieną posėdis bus pirmasis šito klausimu. Tai po to Tauragė 18 dieną, Jurbarkas 19 dieną, dėl Pagėgių tik nežinau. Tai va. Tai taip, dar Šilalėje yra 30 dieną posėdis, tai aišku, mes prašysimės į 16 dieną. Dar kitas momentas, kad kadangi kainos įsigalios nuo sausio 1, tai dar vienas šansas yra sausio mėnesį dar kartą eiti į tarybą ir jau bus kitos savivaldybės apsisprendusios, jeigu tai įtakoja Šilalės tarybos sprendimą kitų savivaldybių
patvirtinti sprendimai. Tai, kiek suprantu, jūs nesate apsisprendę, kad tai kaina padidės nuo sausio 1, nes galimai ne visos savivaldybės pritars, ar neturi būti, kad po pritarimo turi praeiti 30 dienų? Ne, čia nėra, čia yra vietinė rinkliava. Ir dar irgi tuo pačiu priminsiu, kad jeigu kitos Tauragės regiono savivaldybės pritars atliekų sutvarkymo kainai, arba, kaip sakant, dabar paslaugai, ne, tai nereguliuojamai daliai pritars, tai tuomet ta kaina yra nustatoma visoms savivaldybėms. Tai negalės būti Šilalė arba, sakykime, Tauragė, arba Jurbarkas, arba Pagėgiai išskirtiniai. Tai taip, kad sprendimas vis tiek turės būti toks, koks kaip ir kitos savivaldybės nuspręs. Negalima taikyti. Jūs turite omeny, jeigu nutars daugiau negu 51% akcininkų kainos pakelimui, jis galios ir likusiems akcininkams. Ne kainos pakelimui, o tiesiog nereguliuojamos dalies paslaugų kainai. Nes dabar tos vienos tonos jau nebėra. Kaina šituo atveju kyla, nemažėja. Jeigu pritars kitos mažinimui pritartų, tai tada sumažėtų. Ir nepritartų. Supratau. Taip, kolegos, būtų klausimų dar. Jeigu galima dar keletą klausimų iš bendrai prieš tai tarybos nariams pateiktos informacijos, nes mes gavom tokią detalesnę informaciją apie Traco veiklą. Jeigu pamenat, praėjusią tarybos posėdį mes pritarėm taryboje vienam projektui ir su patikslintomis sumomis. Ir buvo tokia abejonė dėl Pagėgių savivaldybės, nes jie pritarė su tomis kainomis, nepakeistomis kainomis yra prisidėti savivaldybei prie projekto įgyvendinimo. Tai noriu paklausti, kokiam etape šitas projektas yra, ar Pagėgiai susitvarkė ir ar projektas bendra paraiška yra pateikta. Aš dabar galvoju, nelabai supratau, apie kokį projektą kalbam. Ar viešojimo surinkimo, ta prasme, turbūt. Praeitą posėdį pritarėm ir sekant dieną turėtų pateikti paraišką. Tekstilės konteineriai. Paraiška pateikta. Viskas gerai praėjo visur. Maisto atliekų surinkimas ir panašiai. Tai pritarė, Pagėgiai pritarė. Visos savivaldybės pritarė ir yra jau visos sutartys pasirašytos ir pateiktos centriniai pirkimų agentūrai. Ne viską, ko gero supratot, buvo pirmieji, jei aš neklystu, pateikę Pagėgiai ir jie pritarė kitokiai negu po to visos kitos 3 savivaldybės. Ten ar sumos skyrės, kas ten buvo? Sumos pas jų skiriasi todėl labai, kad jie iš tikrųjų mažiau ir nusimatė yra infrastruktūros. Rima, ko gero yra, kadangi ne jūs pristatėte, čia mes kalbėjom nes teikiant tarybos sprendimą buvo padarytas, sprendimo projektas parengtas, bet jį pakoregavom ir tada ir klausim, nes kitos savivaldybės buvo išskyrus Pagėgiai, jau buvo pritarę pagal seną projektą. Taip. Viskas gerai, mes aiškinomės su CVPA, tai viskas gerai, tenai gavosi. Dėl tų pinigų nereikėjo atskirai dar Pagėgiams priimti sprendimą. Tai palaukit. Tai mes teikiam Tracą sumas bendrą investicijai, kad tai yra bendra regiono suma, padidėja bendra suma, mūsų irgi padidėja ten prisidėjams. Pagėgiams buvo pirminė suma didesnė paskaičiuota, o po to perskaičiavimo jiems buvo sumažėjusi, nepadidėjusi. Kokį jie patvirtinti? Dabar turėčiau patikslinti, galbūt negaliu pasakyti mintinai. Ten jiem 8 000 eurų gavosi. Jūs pasižiūrėkit 4 tarybų sprendimus, tarybos sprendime turbūt vienodas sumas. Kaip ten paskui jau įsiskirsta atskirai savivaldybėm, tai yra aiškinamajam rašte tie dalykai. Bet suma, kad mes pritarėm šitam projektui už tokį ir tokią sumą, su tokiu ir tokiu procentu, ir gal skliaustelės buvo mūsų prezidentas, ir dabar nepamenu. Tai visų turbūt vienodai. Tai gal ir yra vienodai. Dabar reikėtų Viskas yra perduota. Viskas yra, suprantu, paraiška pateikta. Viskas yra pateikta vertinimui. Greičiausiai buvo taip, kad visų sutartys turi būti vienodos ir visuose sprendimuose turi būti vienodos
sąlygos viskas surašyta, tik tiek atgaus, kad Pagėgių yra skiriasi nuo visų kitų 3 savivaldybių priimtų sprendimų. Nes jie priėmė pirmi ir tik po to, kas ten buvo, dėl ko jis ten sugalvojo koreguoti. Taip buvo. Buvo tiesiog perskaičiuota. Taip ir buvo, kad paskutinė akimirka mes tarybos posėdėje koregavom šitą sumą ir buvo ir ištransliuota nedviprasmiškai, kad ir Pagėgiai greičiausiai turės keisti ties su naujų tarybos sprendimu, dėl to ir domiuosi, ar keitė, nekeitė. Tai pasižiūrės darbuotojas, kaip ten yra, bet grįžtam prie to, kas dabar pateikta. Ir svarbu. Ar turit dar klausimų dėl pateiktos medžiagos? Taip, tai dar prieš, ne kiek dėl rinkodaros, o kiek dėl kitos dar informacijos, kuri buvo pateikta dėl teisinių paslaugų sąnaudų. Taip pat atkreipiau dėmesį į šitą eilutę, kokiom teisiniam paslaugom buvo naudotos lėšos. Ar turite kažkokių teisminių ginčių, ar galėtume šiek tiek detalizuoti? Kadangi mes neturim etato juristo, tokio kaip pareigybės, sakykime, įmoniai, tai mes dirbam su teisininkais, kompanija teisininkų, kurie mus konsultuoja įvairiais klausimais, tiek kiek, sakykime, jeigu jie nėra itin specifiniai, jeigu ten, tada, aišku, reikia pasitelkti gal papildomai. Bet būtent su tais teisininkais, kur dirbam, tai teikia paslaugas, kai su išieškojimu rinkliavos ten gyventojų, tai čia yra didžioji dalis. Po to turėjom teismus su ekonomusu, jeigu pamenat, čia dar pavasarį, tai reiškia, jie tarpininkavo, paskui dėl... Čia taip pat dar patikslinsiu, yra ir audito verto visos, nes čia yra eilutė finansinės veiklos sąnaudos palūkanos, mokesčių sąnaudos, pelno mokesčiai. Čia turbūt žiūrite, ar ne? Į šitą eilutę. Teisinės paslaugas klausiu. Teisinės saugiklos konsultavimo paslaugos. Taip, 13.80. Aš minėjau, Akomovuso buvo byla, 2 bylos buvo. Toliau visi ikiteisminiai išieškojimai iš gyventojų šitie administruoja. Toliau turėjom Protego. Baudžiamosios teisės atstovavimas buvo. Ir visi eiliniai tiesiog darbo kontekste susiję klausimai. Bet, akivaizdu, kad šie metai buvo, sakykime, šitoj vietoj sutaupyti nepavyko. Taip, ačiū. Visiems bendros išlaidos dedasi į vieną krūvą ir galutiniam rezultate vis tiek atsiliepia gyventojams, bet kokiu atveju. Taip, klausimų? Ir tada mano paskutinis klausimas, labai ūkiškas dėl stiklo taros išvežimo. Kol kas tebėra kas 3 mėnesiai, ar planuojama kažkas šitoje vietoje pasikeisti, nes tikrai kaimynų gyventojų sulaukiu, kad tiesiog reikėtų dažniau. Čia galėtumėm pasiūlyti antrą konteinerį. Taip, nes Tauragėje, sakykime, irgi lygiai tas pats, Šilalė nėra išskirtinai, sakykime, kad kas 3 mėnesius Tauragėje irgi lygiai taip pat kas 3 mėnesius išvežam, tai tiesiog pasiūlysim antrą rūšiavimui skirtą konteinerį. Tai gyventojas gali kreiptis, bus jam... Gyventojas gali kreiptis dar vieną pasimti ir stiklą, ir plastikui, popieriui, ką turim pakuotėm, ką mes rūšiuojam, apart mišres, irgi gali dar vieną konteinerį pasimti, bet visus tos pakuotėm, stiklų ir panašiai, visus tos konteinerius galima pasimti nemokamai ir gyventojai nekainuos nei €1 daugiau. Supratom. Ačiū, perduosim informaciją. Dėkui. Vieną didesnį arba 2 mažesnius. Ne, vieną požeminį. Namuose neįrengs požeminio galbūt. 10,5 tūkstančių beveik patalpų nuomai. Rašot. Taip, tai yra sudaryta sutartis su Dunokais. Tracas atsikraustė į Dunokų patalpas 23 metų rugsėjo mėnesį ir yra numatyta nuomos sutarties kaina už kvadratą. Ir aišku, po to komunaliniai visi. Šildymas, elektra, vanduo. Tai komunaliniai bet kur būsit, ar savivaldybės, ar... Ankstesnėse patalpose, kur buvot? Tai panašiai buvo. Panašiai, tai kiek panašiai, ar... Dabar buvo pas mumis, matau, patalpų nuomos sąnaudos buvo iš bendrųjų sąnaudų lentelį žiūriu buvo 15,37, o 25 yra numatyta 14 400, tai čia mažiau yra numatyta. Nežinau, kokią lentelę žiūrit. Ar visas savivaldybės
žiūriu Taip, 24. taip, išskyrus Tauragę mūsų administracinį, kur nuomojamės. Administracija, o šiaip? O Pagėgiuose ir Jurbarke ir Šilalėj tai yra nemokamai. Administratorius sėdi. Tose pačiose patalpose. O tai jūs manot, kad taip yra teisinga už visą plotą skaičiuoti irgi? Kadangi kitas savivaldybės suteik, o jūs mokat Tauragės savivaldybės įmonei iš Traco pinigų už tai, kad administratorius sėdėtų patalpose. Gal, Tai nebūtinai pas jūs suteiks savivaldybė ar kur. tai iš Turime, tikrųjų, kad būtų visiems vienodai. Arba mažiau turit mokėti už tą kvadratūrą, kur sėdi administratorius. Mes nuomojamės ne iš savivaldybės. tai aš Tai kas, vis tiek įmonė yra kieno. Tai kažkaip apie tai nepagalvom, kadangi turim patalpas ir turim savo administracinį visą administracijos darbuotojus, tai įsitelpam, sodinam ir dirbam. Bet aš galėsiu Tauragės merą paklausti, galbūt būtų galima, galbūt Tauragės sutiks meras Tauragės kompensuoti. Tai sutikti arba aš- visose savivaldybėse turim mokėti už patalpas, arba... Tai gerai, aš Tauragės merą paklausiu ketvirtadienį. Aš manau, kad turėtų jums sumažėti sąnaudą šitoje, nu ten kiek reikia, 20 kvadratų. Yra įkainis, jūs už kvadratą mokat. 10 kvadratų, už kvadratą 4 eurai berods, tai gal 40 eurų. 40 eurų per metus. Taip, susidaro. bet Tauragė dabar nupirks mums tą televizorių už 4 tūkstančius ir perduos nemokamai, net lygintinai naudotis. O televizorių naudosim edukacijose ir visi prašom atvažiuoti pas mus. Ir visi naudosis lygiai taip pat. Taip. Ir jūsų vaikai, Šilalės vaikai tom pačiom akim ir Tauragės. Jeigu pradėsim čia ieškoti, kas kur... Bet tai kam jūs turi- merė ir apeliavo dabar į tai. Aš neapeliuoju, aš sakau, kad turbūt vienodai. Tai jūs irgi nupirkot už 8 000 konteinerius maistą. Už 8 tūkstančius, už 4 400. Jo, tai čia grįžti. Ta pat, ką jūs nupirkot, dabar jums televizorių nupirkot. Tai... Pasiūlymą, tai gal merė jūs pasikalbėkite ar akcininkų susirinkime, kur susirenka savivaldybė atstovai ir dėl nuomos, dėl kitų dalykų, dėl išlaidų pasidalinimo. Ir čia, taigi, jūs atstovaujat mūsų savivaldybę. Tai... Taip, aš atstovauju, mažinu kaštus. Tai ir kelkite tada akcininkų susirinkime irgi. O jūs nevadovaukit, kur man kelti. Aš Taip, ar pasiūlau dar būtų- jums priimti Taip. ar nepriimti, jo labiau, kad jūs pasiškėlėt šitą klausimą, kad ne visai sąžiningai yra. Taip, ar Būtent kalbant būtų apie daugiau nuomos. klausimų? Tai kaip baigsit metus? Dabar jau skolų nebeturit, iš po savivaldybių injekcijos atsiskaitėt visą kitą ir koks planas? Taip. Tai šiuo metu pelno turim apie 80 000. Ir šitą pelną įkelsim į sąvartyno uždarimo atidėjimų formavimo eilutę balansą. Tai ką reikia padaryti, būtinai, jau kaip ir buvom diskutavę apie tai, kad laikas eina greitai ir reikia žiūrėti priekį, dėlioti žingsnius. O nes šios dienos kontekste tai tą pelną galima labai greit ir prarasti, sakykime, dėl tam tikrų sprendimų. Tai įmonė, aš manau, kad įmonė baigs tikrai su pliusu, bet tai bus labai simbolinis pelnas, tiesiog, kad neformuoti nuostolio. Formuosim atidėjimą sąvartynų. Tai 80 000 čia jūs kalbate už 3 ketvirčius. Taip. Iki kada palei planą turite uždaryti sąvartyną? Jeigu šios dienos kontekste šalinantį sąvartyną per metus apie 8 000 tonų, tai sąvartyną turėtume uždaryti po 8,8 metų, tai tiksliau beveik po 9 metų. Jeigu šalinsim atliką sąvartynę 4 000 tonų ir mažiau, tikėtina, kad 12 metų dar bus galima eksploatuoti. Yra dar galimybė prie pirmos sekcijos prijungti papildomą, dar sakykime, sąvartynui galimą dalį, bet tai aišku pareikalaus labai didelių investicijų. Tai esmė yra ta, kad
praėjus 12 metų ir jeigu vis dar šalinam sąvartyne, tai yra galimybė dar prijungti prie pirmos sekcijos gabalėlį, bet tai aišku, nu, tai vėl reikalaus didelių investicijų. Bet aš manau, kad žiūrint į ES valstybių pavyzdį, kaip ir, sakykime, Vokietija, ta pati Norvegija, kurie sąvartynų nebeeksploatuoja, tai mes turime eiti šitą linkmę, tvarumo linkmę ir galbūt tie sprendimai yra nepatogus kitą kartą ir gyventojai, nu, irgi skundžiasi, kad ten rūšiuojam ir panašiai, bet vis tiek aš manau, kad šitoj vietoj mes turim patys keisti savo požiūrį į aplinką, kur gyvenam ir kur mūsų vaikai gyvens. Ačiū. Ar būtų kolegos dar klausimų? Pasiūlymų? Pasakyti norėtų kas? Tai dėkosim trans darbuotojams už informaciją. Ir einam prie sekančio darbotvarkės klausimo dėl saldainių pradinių klasių mokiniams šventų kalėdų proga. Tai komitetas norėjo sužinoti informaciją, ar yra bendra, ar bus, ar vienoda suma, ar turi iš švietimo įstaigos iš savo biudžeto, ar bus atskirai lėšos skiriamos būtent, kad pradinukai visi gautų bent simboliškai po kelis saldainius dovanėlį. Ar turit jau poziciją kažkokią ar ne? Taip, dėl dovanėlį. Direktorius įsakymus 7 eurų. Yra patvirtinęs direktorius. Iki 7 eurų. Iki 7 eurų ir visi turėtų surasti savo biudžete lėšų ir galės. Niekas sako, po kalbos nesikreipia, kad neranda. Ačiū. Ar būtų klausimų? Bet tai yra Asta, numatyta, kažką norit? tik tai naujovė yra numatyta ne tik einantiem į mokyklą, prieš mokyklinukam, iki mokyklinukam, bet ir pradinukam. Visiems pradinukam, taip. Nebūdavo. Taip, tai būtent tą mes ir siūlėme šiek tiek anksčiau, kad rasti tos kelis eurus. Taip, Asta. Aš tik norėjau padėkoti, čia ne klausimas, ne kas, šiemet tai tikrai bus geri metai, kad tokie dostus mūsų kalėdų seneliai. Ačiū labai. Tikėkimės, kad bus geri. Tikėkimės, kad ateis geri. Gal ir tarybos narys. Kalėdų seneliai prie gerų vaikų. Taip. Taip ir paskutinis mūsų darbotvarkės klausimas, prie kitos informacijos, kaip ir pradžioje kalbėjom, dėl kasmetinio mūsų renginio švietimo, kultūros, sporto darbuotojų pagerbimo. Tai būdavo, kad švietimo, aš trumpinsiu, švietimo, kultūros, sporto skyrius, kad nereikėtų sakyti, švietimo skyrius išrašydavo įstaigom, įstaigos pateikdavo siūlymus, tik mes apsitardavom, po kiek įstaigos turėtų siūlyti tų šiemet šiek tiek nusipelniusių, kuriuos mes po to nustatę komitete datą kartu su rajono vadovais pagerbti. Šiaip būdavo po 3, o mažųjų įstaigų po 1. Švietimo pagalbos tarnybos tokios, kur nedaug darbuotojų. Ar būtų kokių minčių kitokių? Minčių? Ne, tai Laikomės tradicijas ir Taip, tai Asta, prašom ir patarimą. aš tik tai, kad norėjau pasakyti, pernai atsimenu, svarstėm tas, kiek kas iš kokių mokyklų pateikė ir gera tradicija, džiaugu, kuo daugiau žmonės pagerbti. Viskas tvarkoja, bet tik tiek, kad jeigu nustatom, kad nedaugiau kaip 3 ir... Tai būtent pernai taip ir iškilo, vieni 2 pristatė, kiti 3, kiti dar daugiau. O iš mažesnių te būna, Nu, tiesiog, kad susitarti, kad atrodo, kad viena mokykla labiau gerbiama, kita mažiau. Ar galiu pastebėti? Prašom, merė. Aš tai siūlyčiau, žinokit, iš kiekvienos įstaigas po vieną, kad atrinktų tą pačiausią, nes iš praktikos, ką noriu pasakyti, metai iš metų su metų pertrauka tie patys buntai, jeigu po vieną rinksim ne po 3, tai žinokit, bent jau grįžt ne po metų, po kelių. Ne, nu, čia galim juokauti, bet rimtai, iš tikrųjų, jeigu norim, kad tas apdovanojimas turėtų kažkokį tai svertą, jis būtų vertingas, galbūt ir ne vieną kartą tada reikia
į baseiną apsilankymą, o gal mėnesinę abonementą, nu kažką, bet kad tas apdovanojimas taptų šiek tiek vertingesnis, siūlyčiau po vieną, tais metais tikrai įstaigas gali išrinkti ar į mažesnį, ar didesnį po vieną. Kitais metais išrinks gal kitus. Čia mano pastebėjimas. Jo, racijos yra, bet merė vat gaunas, kada, sakykime, tokiai, imkim, kad ir Šilalės miesto įstaigas, Gaudiešiaus gimnazija vieną ir švietimo pagalbos tarnyba irgi vieną. Nu, pagal darbuotojų skaičių niekai. Tada per eilę metų švietimo pagalbos tarnyba turės visus, o mažą dalį turės tik didžios įstaigas. Ta vieta yra tokia... Gryninti reikia, gryninti. Bet manau, bent po 2 iš didžiųjų ir po 1 iš mažųjų. Tada bent šiek tiek. Taip, Rima. Kas yra didelis, tada reikia apsibrėžti. Visos, sakykime, ugdymo įstaigos, kurios gimnazijos, tai ir progimnazija, tai yra tikrai didelės, o, sakykime, švietimo pagalbos tarnyba, kultūros centras irgi didelė įstaiga. Biblioteka irgi didelė. Biblioteka irgi kaip ir, tai va, iš tų visų po 2, o švietimo pagalbos tarnybos 1. Taip, Rima, klausom. Aš manau, laikykime tos tradicijos, kaip ir buvo įvardinta pirmininko pradžioje, kad iš didžiųjų įstaigų iki 3 asmenų, iš mažųjų ar 1 ar 2, galų gale tai yra padėkos raštas, kuris įteikiamas švietimo, kultūros ar sporto bendruomenės nariui už einamųjų metų veiklą, už projektus, už motyvaciją. Jeigu tas pats žmogus gauna ar po 2, ar po 3, ar dar po keliarių metų padėką, vadinasi, jisai buvo vertas, galbūt įgyvendino kažkokias naujas iniciatyvas, naujos projektus. Tikrai nepagailėkim to padėkos rašto, gero žodžio mūsų bendruomeniai, juo labiau, kad turim ir kitus apdovanojimus, ir pagarbos lašą, ir auksinę gilę, kuri apdovanojama už išskirtinesnius laimėjimus, už viso gyvenimo veiklą. Tai manau, kad šitoj vietoje nenusiskriausim savęs, jeigu apdovanosim ir daugiau tų žmonių. Taip, kolegos, daugiau minčių. Tai pritariam siūlymui 3 ir 1. Tai prašysim tada skyriaus atliktą administracinį darbą, o po to susirinkę, bet kokiu atveju sekantį komiteto posėdį, nustarsim datą kartu pasiderinę su savivaldybės vadovais. Ar gerai? Datą pasiderinsim sekančiam posėdį. Tai kolegos, ačiū, posėdis baigtas ir primenu, kad ketvirtadienį tarybos posėdis 12 val. Pradžia.